Sveiki visi, šiandien servise 007 turim šeimyninį Ford Galaxy automobilį 2008 metų 2 litrų 4 cilindrų varikliukas, 107 kW galios variklis. Na ir jam sumontuojam kokybišką Landrenzo Evo OBD dujinės įrangos komplektą ir labai trumpai papasakosiu apie pačius komponentus. Tai Landrenzo LI10 Turbo pakankamai didelio galingumo ir našumo reduktorius yra sumontuotas štai šitame kampe prie keleivio pusės amortizatoriaus. Patogiam prieimui yra sumontuotas dujinės fazės filtras bei skystos fazės filtras, kartu ir Landrenzo dujų vožtuvas. Slėgio daviklis, dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų ir pats valdymo blokas Landrenzo Evo OBD bei saugiklis yra taipogi matomoje ir prieinamoje vietoje. Kaip ir visada, montuodami Landrenzo sistemą servise 007 atliekame darbus kokybiškai, naudodami kokybiškas medžiagas priemonės ir atlikdami visus darbus pagal aukščiausios kokybės standartus. Paprastai lygiai tokie patys jie yra taikomi montuojant automobilius, montuojant visiškai naujus automobilius dujinės įrangas. Tai reiškia, kad yra naudojami gamykliniai laikikliai, spyruoklinės sąvaržos, kokybiškos žarnos. Dujinės įrangos laidynas taipogi yra adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Tai reiškia, kad parenkami tinkami visų laidų ilgiai, jie yra sugrupuojami, įvelkami apsauginės gofras, kurios yra papildomai izoliuojamos. Lygiai taip pat atrodo ir yra padarytas originalus variklio skyriuje laidynas, kur yra laidai sugrupuoti ir įvilkti apsauginės gofras bei izoliuoti. Be abejonės kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais. Na, visa tai yra daroma taip, kad kiek įmanoma mažiau problemų keltų tiek be abejonės automobilio savininkų vairuotojai ir tuo pačiu ir mums. Tiek būtų apie pačius variklio skyriaus darbus. Dujų perjungimo mygtuką automobiliuose visada sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Šį kartą turim kiek neįprastą vietą dešinio vairo. Pridėsiu nuotrauką, kad matytumėt. Ant veidrodėlio turim pakabintą instrukciją bei kvapą dovanų. Na ir įdomus, aišku, variantas yra tiek Ford Galaxy, tiek Ford S-Max'ose. Yra tai, kad 7 vietos automobilyje, bet vieną vietą tenka aukot, nes turim sumontuoti dujų balioną, kurio niekur kitur nėra kaip padėti. Dar vienas variantas būtų itin mažas balioniukas, štai čia per visą ilgį, bet sėdynės jos vartosi, jos irgi iš tikrųjų keliauja taip ir tokiu atveju jau sėdynių vartyti irgi neišeitų. Tai čia buvo kliento toksai noras ir pasirinkimas vieną iš tų sėdynių tiesiog išimti ir vietoje jos sumontuoti 80 litrų cilindrinį dujų balioną. Gerai tai ar blogai, ne mums spręsti, yra kliento tokie pagėdavimai, tokie norai ir tokie variantai. Tai vat kitokių dėja mes jums pasiūlyti negalim. Aišku, lieka tas variantas balionas ant stogo arba kažkur kitur, bet čia suprantama, kad apie tokius jau nekalbėsim variantus. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos pakankamai patogiai. Atsidarom, atsisukam kamštelį, įsisukam perėjimo, atliekam dujų pildymą, baigę dujų pildymą, viską gražiai uždarom. Tikrai labai patogu, nei purvo, nei sniego gramdyti nereikia, viskas pakankamai sklandu, paprasta ir elementaru. Tai va, tai tiek apie šeimyninį Ford Galaxy automobilį. Jei kažką panašaus vairuojat, turit kažkokį variantą, tai apars baliono, sakykime, tikrai, manau, labai neblogas variantas, didelis, erdvus. Tai čia jau reikia spręsti, ką su to balionu ir kaip daryti, kiekvienam, kaip sakyti, asmeniškai pagal galimybės. Tai va, jeigu kažką panašaus vairuoti ar norėsit kokybiškos Landrenzo sistemos montavimo, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.